Nors Akmenės rajonas skaičiuoja, jog šiame krašte stalo tenisas gyvuoja jau 80 metų, tačiau tikrasis jo atgimimas įvyko lygiai prieš 20 metų. Aš atvažiavau į Akmenės rajoną 1989 metais. Ir nors pati esu baigus ekonomiką, visada mano mintyse, mano svajonėse buvo dirbti trenerė. Ir savo gyvenimą susijęti su stalo tenisu. Nes pati žaidžiu stalo tenisą nuo 10 metų Radviliškio rajone, Grinkiškių mokykloje pas mūsų trenerį gerbiamą Alfredą Dučinską. Ir atvažiavusi, pirmas žingsnis buvo nuėjau į Akmenės gimnaziją, dabartinę buvusią vidurinę mokyklą ir pasiprašiau, kad mane priimtų treniruoti vaikus. Tai buvo pati pradžia, čia pirmieji žingsniai Akmenės rajone. Ir bėgo metai, mums gerai sekėsi, nes stalo tenisą žaidė visame rajone. Žaidė Papilėje, žaidė Sablauskėse, žaidė Naujoje Akmenėje, žaidė Kyvilėse, žaidė Agluonoje. Ir kadangi buvo norinčių labai daug sportuoti, žaisti, aš pradėjau visus kalbinti, kad mes kurkime klubą. Ir tikrai nuveiksime daugiau įkūrė, nei dabar kiekvienas atskirai dirbdami savo miesteliuose. Ir ta idėja buvo įgyvendinta 1995 metais, spalio 29 dieną mes susirinkome susirinkimą ir mūsų klubą, Akmenės rajono stalo teniso klubas Mažoji raketė, įregistravom lapkričio 3 dieną. Taigi, visi naujo klubo nariai sutartinai išrinko Mažosios raketės pavadinimą. Na, o stalo tenisą, kaip žinia, gali žaisti ir mažas ir garbaus amžiaus narys. Tad šiandien klubas vienija 100 narių. Pas mus yra ir vaikai, kurie lanko treniruotę stalo teniso nuo 6-7 metų ir yra mūsų gerbiamas Alfredas Ratas, naujosios Akmenės būrelio vadovas, kuriam jau yra 80 metų. Tai vainai to ir išsiskiria iš kitų sporto šakų, kad tikrai gali judėti, sportuoti, žaisti prie stalo. Ir mūsų klubas per tą 20 metų jau turi 254 narius, kurie dabar iš jų dauguma, tai apie 50 yra Akmenės rajone, kurie pastoviai sportuoja, o kiti jau baigė mokyklą, išvažiavo į Lietuvą kažkur kitur, į kitus miestus, į užsienį, bet mūsų žaidėjai, jeigu jie nori, visada žaidžia, atstovauja mūsų klubą, nesvarbu, ar jie gyvena Vilniuje, ar Kaune, ar Klaipėdoje. Ir pastoviai sportuojančių ir išvažiavusių iš Akmenės. Ir dabar, kuriems ir 30 metų, ir 40 metų. Nors ir išsibarstę po visą Lietuvą klubo sportininkai varžybose susitinka, dažnai atstovauja ir Mažosios raketės klubą. Tad per tuos 20 metų laimėjimų ir pasiekimų nemažas sąrašas. Loreta pasakoja, kad dirbdama trenerė labiausiai džiaugiasi savo auklėtinių pasiekimais. Esame su mergaitėmis laimėję 6 vietą Lietuvoje jaunių žaidynėse. Esame pirmoje lygoje Lietuvos komandai, šiuo metu pirmoje lygoje laimėję 3 vietą. Ir prieš 6 metus atvažiavo pas mus mano kvietimu jaunas treneris, tai Kęstutis Barauskas, kuris yra baigęs Kūno kultūros universitetą, stalo teniso specialybę. Ir šiuo metu jo rezultatai yra irgi labai aukšti, jo per 6 darbo metus. Yra mergaitės, mergaičių komanda pateko į aukščiausią lygą Lietuvoje, šiemet žaidžiam jau tarp 8 stipriausių Lietuvos komandų. Jaunių žaidynėse laimėta 4 vieta Lietuvoje, o jaunučių žaidynėse šiemet laimėta 3 vieta Lietuvoje. Tai iš tikrųjų turim kuo pasididžiuotis. Kasmet klubas garbingai savo rajoną atstovauja įvairiuose Lietuvos ir tarptautiniuose turnyruose. Patys organizuoja mero taurės, veteranų, šeimų, klubo gimtadienio pirmenybės. Tad ir 20-mečio proga net 2 dienas vyko didžiulis turnyras, kuriame dalyvavo 5 amžiaus grupės ir vaikai. Taigi šiandien susirinkome į neeilinį mūsų turnyrą. Mūsų klubas Akmenės rajono Mažoji raketė švenčia 20 metų jubiliejų. Ir jūs esate šios šventės dalyviai. Dabar norėčiau žodį suteikti Akmenės rajono savivaldybės švietimo skyriaus, sporto ir kultūros specialistai Zitai Stanislauskienei. Labą dieną visiems. Malonu matyti mažosius sportininkus. Tikrai jūs žvaigždutės jau dabar, manau, ateityje tikrai sieksit gražių rezultatų.
Noriu palinkėti gražių kovų šiame jubiliejinėme turnyre. Noriu pasveikinti kolektyvą su tuo 20-uoju gimtadieniu. Malonu, kad atvyko daug svečių. Ir aš pažadėjau praeitais metais, kad ateisiu netuščiom, tai va čia vaikučiai jums jėgoms atgauti, visiems arbatos pertraukėlės metu. Taigi, gražių kovų, gražaus darbo teisėjams. Aš žaviuosi jaunaisiais teisėjais. Vakar labai gražiai teisėjavo. Ačiū jums ir sėkmės. Stalo tenisas reakcijos, vikrumo, dėmesio koncentracijos ir daugybės darbo valandų reikalaujanti sporto šaka, pasakoja Loreta. O klubo gimtadienio išvakarėse jos paklausus, kuo didžiuojasi, iš karto atsako. Aš didžiuojuosi visais savo auklėtiniais, kuriuos vadinu savo vaikais, ar ne, ir kai paklausė, kiek turi vaikų, nu va, sakau, 254 mano klubo nariai, mane jiem vadina mamytė. Sako, čia mūsų mama, Loreta, tai nes mes esam draugiška ir mes, kaip sakom, tai mūsų klubas yra mūsų didelė šeima. O mano auklėtinės, tai aš didžiuoju savo mergaitėm, nes iš tikrųjų su jom dirbom 10 metų, nuo 10 iki 20, kol jos baigė mokyklą. Ir jos buvo 6 Lietuvoje, tai va, mano aukščiausias pasiekimas. Tai Simona Verbauskaitė, Ingrida Gečaitė, Augustė Jagminaitė, Kristina Razbadauskaitė, Indraja Daunytė ir Jūratė Jankuskaitė. Visus 20 metų, todėl kad viskas buvo daroma nuoširdžiai, viskas buvo atsižvelgiama į žmogų, į sportininką, į kiekvieną klubo narį. Ir todėl tai, kas yra šiandien, mus labai džiugina, mes labai dėl to džiaugiamės. Ir mūsų klubas turi kaip šūkį, kad Akmenės rajono stalo tenisų klubas yra viena didelė šeima. Ir stalo tenisininkai mūsų rajono žino, kad Loreta tai yra mūsų klubo visų narių kaip mama. Tai aš labai džiaugiuosi ir labai vertinu tą žodį mama. Ir aš jūs visus labai myliu. Šiek tiek ta vyresnioji karta, žaidusių, tebežaidžiančių ir aš galvoju, kad dar ilgai žaisiančių. Noriu iš tikrųjų kiekvieną iš jūsų atskirai ir tuo pačiu visus kartu pasveikinti. Ir mums tai ne tik sportas, mums tai yra gyvenimas. Ačiū Jums. O dabar įnešime mūsų 20-ojo jubiliejinio gimtadienio tortą. Prašom pasakyti. Norėčiau palinkėti nesikeisti, nes visi, kas mes esam klube, aplink mus visi myli tą stalo teniso šaką, tai tiesiog linkiu, nesiskirkit su ją. Žaiskit, sportuokit, dalyvaukit ir džiuginkit save ir mus savo gražių žaidimų. Gera linksmintis ir švęsti, kuomet susirinkusi bendraminčių kompanija džiaugiasi ne tik savo, bet ir draugų pasiekimais. Gera tęsti gražias tradicijas, kurios lyg didelis medis savo šakomis stiebėsi į viršų. Gera dalinti šilumą ir šypsenas, skleisti savo meilę mėgiamai sporto šakai. Šiandien tiek gerųjų naujienų Akmenės krašte. Atsisveikiname iki kito karto.